is the land of dreams. It can be a hard place, a cruel place. Apskaičiuota, kad Jungtinėse Amerikos valstijose gyvena apie 12 milijonų nelegalių imigrantų. Amerikos režisieriaus Chriso Weitzo filmas Geresnis gyvenimas yra drama apie nelegalų Meksikos emigrantą, kuris kovoja už padorę savo paauglio sūnaus ateitį. Kai pavagė jo sunkvežimį, jo paieškos tampa bejėgiškumo ir nerimo odisėja, kuris sukuria tarp tėvo ir sūnaus geresnį tarpusavio supratimą. Nėra ne vienos mūsų gyvenimo veiklos, mūsų kasdienėme gyvenime šioje šalyje, kurioje nedirbtų žmonės neturintys dokumentų. Jie gamina mums maistą, jie rūpinasi mūsų vaikais, prižiūri juos, padeda ruoštis namuose. Jie yra visur. Jie čia yra tam, kad mūsų gyvenimas būtų lengvesnis, geresnis ir laimingesnis. Meksikiečių aktorius Demianas Biširas atlieka pagrindinį vaidmenį. Jo paauglį sūnų vaidina aktorius debiutantas Jose Julianas. But the one thing that helped me get over all that it was you. Bišė tiki, kad ši istorija atskleis daugiau tiesos apie be dokumentų visame pasaulyje dirbančius žmonės. Aš tikrai tikiu ir aš tai ir noriu pasakyti. Aš tikiu kino kūrybos galia, jėga. Tikiu filmų jėga. Aš turiu porą draugų, jie yra amerikiečiai. Ir jie jau matė šį filmą. Jie parašė man laiškus, kuriuose rašė: negalime patikėti, kiek mūsų supratimas apie imigracijos problemą pasikeitė per 2 valandas. Vien todėl, kad jie pažiūrėjo šį filmą. Anot kritikų, paprastas ir neperdėtas stilius leido scenarijos autoriui Erikui Isenui sukurti tokį filmą, kuris skatina žmonėse net leidimo, bet užuojautos užuomazgas. Geresnis gyvenimas dabar yra rodomas Jungtinėse Amerikos kino teatruose, Jungtinėje karalystėje ir Airijoje.